Yra tarybinių laikų, aišku, motociklas. Dantis, aišku, yra ne šiaip rasti kur nors konteineriai, o yra padaryti iš aliuminės vielos 5 mm. Užsmailintas kiekvienas dantis, nušlifuotas ir padaryta savotiška kaip plokštelė, kaip žmogui, kad deda plokštelė ir yra iš vidinės pusės ten priveršta. Ta galva, jo, jinai galima keisti poziciją. Pusė galvos kaip ir nėra, matot, kaukolės, nes aš tokią detalę ir radau. Ta prasme, ne. Motociklo dangtelis neturėjo tos dalies ir man iš karto mintį gimė idėja, kad aš nebūtinai turiu jį padaryti su dantim iš abiejų pusių, aš galiu jį padaryti tokį. Tai va, jisai turi čia tokią poziciją, išėmimą, ta galva šiaip yra sunkiai, jinai kaip ir negalėtų laikytis, o taip ją paguldžius, va, jinai stovi. Na, uodegos poziciją irgi galima keisti šiek tiek. Čia yra dantis, reiškia, kur dirva ardavo. Padargų dantis. Tai va čia irgi šitie dalykai, o dantis to T-Rexo yra kaip tik va iš to danties, reiškia, nupjautos, patrumpintos. Čia yra švedų armijos gertuvės, reiškia, kur vandenį gerdavo kareiviai, šitos dvi. O jų dviejų atrasti nėra taip lengva, vienodų, sakyti. Reikia naršyti ir internete, reikia po blusturgius važinėti, kur nors ten metalo laužė tikrai nerasi tokių, nieks neišmeta, šiaip parduoda kaip taiką. Čia yra kavos su rankenėlėm, kur būdavo jo. O čia sukasi kas nors? Ne, čia ne, tiesiog. Gerai. Tiesiog imituoja, kad vyksta kažkoks... Tai gera intriga. Jo, tipo, jisai robotas. Dinozauras robotas.